Tai va, žinai, norėjau pasakyti apie miestus ir daugiaaukščių namų problemas. Tai yra gyventojų tankis. Nes kuo aukštesnis namas, tuo jisai turi būti didesnis, kad nenugriūtų. Tai yra elementaru. Plona styga nulūš, plona styga nulinks, stora styga ar kažkokia konstrukcija stovės. Bet tai yra daugybės aukštų namai. Pirmą apžvelgsiu, kas yra daugiaaukščiai ofisai. Daugiaaukščiuose ofisuose sutalpint galima be galo daug žmonių. Tai reiškia, kad jie visi vienu metu eis iš darbo ir susidarys kamštis ne tik gatvėse, bet ir garažuose, kuriuose yra išvažiavimas, supranti? Kamštis bus ne tik gatvėse, bet ir garažuose. Tai va, o kitas dalykas yra gyvenamieji namai, kurie yra Maskvoje 16 aukštų. Tai reiškia, ne 16, 20 aukštų. Tai yra tiesiog 9-aukščiai namai, 2 ar 3 aukštesni, žinai. Sakau, žmonės negali grįžti namo paprastai dėl to, kad liftas ten dažniausiai būna vienas Maskvoje, o keliauti laiptais yra per daug sunku. Žmonėms per daug sunku yra keliauti laiptais kiekvieną vakarą ir kiekvieną rytą. Tai kiekvieną rytą negana to. Laiptais tai keliauja visa populiacija to bendrabučio, visa bendruomenė, supranti. Laiptais turi keliauti visa visi daugiaaukščio gyventojai turi išeiti parduotuvės laiptais. Jie suprantat, kuo aukštesnis gyvenamasis namas, tuo dažniau naudojamas liftas. Kuo dažniau naudojamas liftas, tuo jis tiesiog greičiau sugenda. Nusidėvi, nudyla jo ratukai, nudyla jo detalės, baigėsi alyva, baigėsi tepalai. Reikia nepaprastai dažnai prižiūrėti liftą. Todėl aš sakau, nenustebkit, kad kai kuriuose Ukrainos nuotraukose matosi, kad subombarduotas daugiaaukštis namas kažkur vidury lauko šalia kelio yra visiškai tuščias, be baldų ir be apdailos. Taip yra todėl, nes aš dabar laukiu autobuso, man reikia greičiau pakalbėti, aš turiu važiuoti namo ir to man varyti bendrabutį, žinai. Tai va, daugiaaukščiai namai, kuo aukštesnis namas, tuo dažniau veikia liftas, kviečiamas liftas. Tai reiškia, ir negana to, gyventojams yra sunku grįžti namo, užlipti laiptais. Įsivaizduokit, name gyvena keli tūkstančiai žmonių. Įsivaizduot, tarkim, Amerikos tam daugiaaukštėje gyvena keli milijonai žmonių. Ir visi vienu metu grįžta ir jie kviečia liftus. Jie kviečia liftą, ten liftai 2 ar 3. Supranti, liftas. Tai va, aš noriu pasakyti, kad daugiaaukščiame gyvenamajame name liftų gyventojų tankis yra toks didelis, jog liftai visą laiką būna užimti. Liftai negali atlaikyti gyventojų srauto, supranti? Daugiaaukščiame name liftai negali atlaikyti gyventojų srauto, o lipti laiptais į 9 ar 15 aukštą niekas nenori, supranti? Visą laiką naudojamas liftas. O kas liečia ofisus, tai jeigu ofisas yra 20 aukštų ir jis yra didelis, tai žmonės negali išvažiuoti iš garažo arba užkemša visas miesto gatves. Įsivaizduokit, 10 000 mašinų išvažiuoja iš vieno pastato garažo, įsivaizduojat? 10 000 mašinų palieka vieną pastatą, kurie gyvena. Tai aš noriu pasakyti, kad daugiaaukščiai ofisai yra tuose megapoliuose, kuriuose gyventojai gyvena priemiesčiuose. Tai reiškia, kad jie turės važiuoti tik automobiliu, nes didelių megapolių turtingose valstybėse neveikia viešasis transportas į kaimus ir priemiesčius. Tik automobiliais galima sugrįžti, supranti, ir iš ofisų iškeliautų 10 000 automobilių, supranti. Viena šeima, 1 ar 2 automobiliai, supranti. Iš vieno ofiso išvažiuotų 10 000 automobilių, įsivaizduokit, taigi jie užkimštų visas gatves, suprantat. Tai yra daugiaaukščiai. O kas liečia gyvenamuosius namus, tai liftas tiesiog neatlaikytų krūvio gyventojų. Tai va. Ir visą laiką būtų persigūdę tam lifte. O iš ofisų išvažiuotų 10 000 automobilių. Įsivaizduokit, Niujorke absoliučiai visi centrinio rajono namai yra
ofisai yra daugiaaukščiai. Įsivaizduokit, 50 milijonų žmonių nori vienu metu grįžti namo. Nes tokia yra New Yorko populiacija, ten 10 ar 20 ar 30 milijonų, supranti, tai yra dirbantys žmonės. Ar galima laikyti, kad New Yorkas, ar galima laikyti, kad mūsų statistika yra teisinga? Taip pat ir dėl Vilniaus miesto. Čia jau geresnis miestas, bet suprantat, namas ant namo. Kiekvieną rytą kamščiai po 2 valandas važiuoti į miestą, supranti. Tai vis tik žinokit, aš manau, kad tie, kurie gyvena miestuose, niekur nedirba. Nes jeigu jie dirbtų ir reguliariai važiuotų namo, tai būtų neįmanoma grįžti namo, supranti. Miestų gyventojai važiuoja tik tai pabūt. Jie niekur nedirba. Miestų gyventojai niekur nedirba. Nes miestas negali atlaikyti žmonių srauto, automobilių srauto, kai jie grįžta iš darbo. Tai daugiaaukščiai ir daugiaaukščiai gyvenamieji namai, daugiaaukščiai daugiabučiai ir daugiaaukščiai ofisai yra visiškai nepraktiškas ir nelogiškas dalykas gyventi. O dideli megapoliai taip pat. Žmonės irgi užtvindo gatves, bet ten yra geriau. Europoje yra geriau nei Amerikoje, tuose megapoliuose, nes ten žemesni namai. Bet čia jau kita problema. Tiesiog miestai yra tokie dideli, kad gyventojai pavargsta po juos keliauti, supranti. Gyventojai turi, jie tiesiog turi kažkokios veiklos, tai nereiškia, kad jie dirba. Bet Vilniui daugybė namų yra tik tai gyvenamosios paskirties, ne darbo, ne ofisai. Daugybė namų yra gyvenamosios paskirties. Tai reiškia, kad Vilniaus populiacija iš tikrųjų kažkur leidžia laiką, bet nedirba. Jie tiesiog kažkur leidžia laiką, kažkur būna, supranti. Nes Vilniui labai daug gyvenamųjų namų, o ne ofisų. O kas liečia megapolius, tai yra darbo vietos. Bet tai yra taip sudėtinga gyventi tenai, kad žmonės bėga į kaimus.